Trečia diena. Biški lietus naktį pamaudė. Tai nieko. Pakuojam po biški, dar laukiam palapinės pradžius ir iki kelto dar turim 1,5 valandos. Pusryčiaujam ir važiuojam. Čia paliekam kempingų. Išlekiam. Viską paliekam švaru, jokių šiukšlių. Visi pasiruošę. Varom link kelto. Oi, nedžiūsta. Nu ką, startas. Geras buvo kempingas. Rami vieta. Vakare buvo biški jaunimo, tai tinklinį žaidė, pažaidė, pasimaudė ir viskas, išvarė. Naktį lyjo lietus, tai labai gerai, naktį įsilyjo. Dieną kaip ir yra, į priekį žiūrėjau, iki kur važiuojam, yra tokių, kaip sakant, gali būti lietų čia. Nu, bet tikėkis visko ar būk pasiruošęs viskam, kaip sako. Kelias šlapės. Aš tai net geriau miegojau šitam kempingai negu anam. Aš mažiau kaip rytau ir atsikėliau po 3:15. Prabudau, po to dar kokį marį. Kai Lenkijoje buvom, tai tas triukšmas toksai, žinai. Nu jo. O čia tie paskui, kur tie tinklininkai ten irgi paskui išėjo, tai viso. Nu paskui vėjas pakyla, tai žinai, bangas tos biški, nu ofigenai, man tai labai gerai buvo. Atvažiavę, laukiam. Keltas atvaro mūsų. Keliamės. Ir plaukiam. Oras, kaip matot, nuostabus, saulė šiandien. Patinka visiems, visi laimingi. Tikrai super. Sakė, mint reikia šiandien. Atplaukė mūsų keltas. Pagaliau. Nu va šiandien normaliai, 7 rytą jau. Iš namų švaryti valam marmuzės. Įvyniosim mes kefyro suomiško paragausmo. Nu kaip? Degalinė buvo. A taigi nereikia mums degalinė. Man iškeitėt naujų baikerį turėjot? Iš galą važiavo paskui jūs. Pralėkė vienas. Tai prisiklijavo. O tai jis vienas važiuoja, jam lengviau. Jo, vienam nereikia derinti, žinai, tu varai ir varai, viskas. Žiūriu, jis pralenkiant valdelis pasilieka, žinai, tai reikia paskui valdų irgi paršau. Tai žinai, kad neįsitemtų paskui labai... Jo formulė gerai varanas, tik gaili, nespaudžia. O, trūsai išdžiūva į vėlį.
Perikūras ir все, judam toliau tada. O va, biški musę įsitaškiusi na kraną. Ne, tai dar už vazas kažkur kempingą ieškosime. Labai gerai važiuojas. Pasaka. Sakau, gerai važiuojas pasaka, ne? Atvarėm kurą užsipilt, kad damus šiandien važiavimo visi. Nu, praminėm nuo užpilimą 200 kilų. Nu, gražiai labai. Sąnaudas. Vėjas yra. Dabar jau iki Vazos baigiam davažiuoti. Hello? Hey, Number 2. number 2. 19 and 30. Thank you. Seat? Bye. Thank you. Bye. Все, supildom Bibliją 19.3.2. Tuksma kairėn. Reikia kur lindę statyti.
galim čia dar, čia man atrodo pėsčiųjų tik tai. Reikia antroji pusėje vaikštės, galima važiuoti. Čia jūs nukirtot kažkaip, ne? Va, pasiekėm vasą, beveik kaip tikslas pasiektas mūsų, ne? Jo. Panašiai, gal šiandien buvo vasą, 405 kilai. Dar ne viskas. Įveikta, tai kas čia dabar lyga susirast, kur pamiegot. Einam, va, pasipildom vandens ir parduotuvėn ir kempingą. Šiaip visai nieko važiavęs. Kelias geras, tai ir kilometrų pridaužėm tada. Atėjom čia va ir vanduo pasipildyt galima. Nebereiks degaliniai dantų valyti. Norėčiau visai ir pats šiandien nuspraus šituo kranu. Nu jo. Va, panešiu. Hai. Nekalba vaikai su mum. Sėdi mūsų du veikėjai. Gerai, čia pasivažinėjom šiandien. Oras tai tikrai mus lepina. Tikrai. Ačiū. Ačiū dangui ir Dievui, kad mus gelbė nuo lietaus. Varam ieškot parduotuvės ir kempingo. Varam iki Lidlą. Ai. O, kaip lekia su vežimuku kokiu. Aišku, kai man nepatinka per miestą važiuoti. Eisiu miestą. O kas čia kavo, čia dar būt garsas. Nu, raudonas, kai dega, tasai yra džuanas. Kantaras prilypęs тут. Lidlas, Biltėmo. Dar galit nueit Biltėmą, jei kam reikia apspirkt kempingui. Viskas, apsipirkom Lidlę. Rengiamės, puošiamės. Ir kiek jam kilų? Beveik 5 kilų, tai šiandien bus normaliai iki 120. O, vyrai duoda. Maladėc. Pusė 5, tai sakė, pusė 6, pusė vietų. Tai labai gerai jau, žinai, jau vėliau nebereikia jau. Jo, bus pats tas. Kilometrų truputį visutė. Gerai. Da, matai, kol iš miestą išvinios man. Vakar ar galėsim tada visi? Nu jau važiuojam, žiūrim, kai bus, tai bus. Davai 40 nuvažiuojam ir tada pasakysiu 40, tada žiūrėsim. A aš dar užmatysi pakeliui.
Na, kūrėm arklius. Mačiu. Kūrėm arklius ir varom. Nu, čia jau nebeįdomu, tas miestas filmuoti gal neberodavosi. Miesto prie kempingo susitiksim. Nu, va toks šiandien oras nekoks, va tam pavakarį pasidarė. Tai važiuojam jau kempingo vietą, kur turim nakvynę įsirengt. Žiūrėsim, kas ten darosi. Na, va, uostas, parkingas. Davai stovim parkingom, va čia reikėjo pačion buvo leistis. Kam? Atbulai varytumėm biškį taip stovi. Ne, va vairus susukė, žinok, kitaip, panas. Kur mindė? Spėjom pabėgti nuo lietaus, atvažiuoti iki kempingo. Atvažiavam sausai, pasistatėm sausai. 15 eurų už 4 mocus ir 4 palapinės sumokėjom. Kaina tai, nežinau, labai gera. Taip gyvensime šiandien. Ten pavėsinėje mes sėdim. Tenais. Bet vieta mūsų yra čia. 1, 2, 3, 4. Labai gerai šauniai šiandien 500 kilų įpūtėm, tai patenkinti.